šiais metais tikriausiai pirmas tas momentas, kur tiek daug rungtynių iškrenta paeiliui, bet manau ir žaidėjai džiaugiasi tuom rungtynėm, treneriai nežinau, bet mums patinka žaisti rungtynės, tai faktas, tas yra gerai. Šiek tiek reikia susitvarkyti su tuo visų krūviu, atsistatymų ir panašiai, bet sakau, tą mokam daryti, toks mūsų darbas ir tiek. O dėl rungtynių išvykoje, tai iškovojom tą svarbų tašką Madride, dabar, kaip sakoma, reikia tašką įtvirtinti. Alba žaidžia krepšinį, generuojantį daugiausiai atakų visoje Eurolygoje. Kokia yra specifika žaidžiant su tokiamis komandomis? Sakyčiau, galbūt stengtis diktuoti savo ritmą, o ne žaisti palei jų ritmą. Esam žaidę prieš juos pasiruošime, tai daug tų tokių, galima sakyti, netikėtų, galbūt įkirtimų, perdavimų, greitas žaidimas, daug metimų, tai sakau, svarbu diktuoti savo ritmą tikriausiai ir kaip ir kiekvienose rungtynėse kontroliuoti, kaip treneris sako, tą lentą kovoti dėl kamuolių. Berlyno klubas orientuotas į puolimo krepšinį. Kaip tau atrodo, kas Žalgiriui šiame sezone yra palankiau? Susidurti su grinai į puolimo orientuotam komandom ar žaisti su lėtesnį krepšinį gynybo orientuotais klubais? Sunku pasakyti. Aš manau, turėjom gerų rungtynių ir prieš tos stilius komandas ir prieš kitos stilius komandas, bet nežinau, mes galima sakyti, galbūt prisitaikom prie to žaidybinio plano, ką sudėlioja treneriai. Ir sunku nuskirti būtų, kas geriau, bet nežinau, esam ir gynybinė komanda, bet to pačiu ir puoliminė komanda, tai nežinau, sunku išskirti. Berods jau 5. dviguba savaitė šiame sezone. Ar jauti, kad su kiekviena tokia dviguba savaitė treneriai vis geriau paskirsto minutes ir jėgų rezervus komandoje? Sakyčiau, manau, kad taip. Faktas, Eurolyga, tai jau einam to pilnu pajėgumu. Vietinė lyga kažkiek tas minutės treneriai paskirsto, manau, tikrai padaro gerą darbą, bet galiausiai tas minučių paskirstimas, taip galima sakyti, priklauso nuo to, kaip mes esame susikaupę žaisdami aikštelį. Tai jeigu įvykdom tą planą, tai tikrai viskas išeina sklandžiai su tom dienom.